Sveiki sugrįžę į Roadwise test drive'us. Tai šiandien testuojam man labai gerai pažįstamą mašiną, tiksliau modelį. Tai BMW F31. Keturių cilindrų dizeliukas. Čia 320, jeigu neklystu, bet nėra iš tikrųjų labai didelis skirtumas. Tai tiesiog 4 cilindrų, pačiupotas, viską. Pats vairuoju tokį modelį jau 5 metai, tai galiu pasakyti, labai gera mašina, žiauriai gera, ekonomiška, komforto lygis pakankamas. Nežinau, all-arounderis iš tikrųjų. Labai daug esu ką parsivežęs, nuvažiavęs daug kur su ją, jokių problemų neturėjau. Aišku, jau turėjot pastebėti, kad šis modelis, kurį dabar testuoju, nėra mano tikrai. Ir jisai nėra tikrai standartinis. Jūs esate visiškai teisūs ir pasiplokit savo. Aš jums paplosiu, kad esate tokie pastabūs. Taip, čia yra visiškai Stance Nation Red Dream. Tai čia yra visi žaislai, apie kuriuos jaunesnis svajojau. Tai čia yra automobilis su orinė važiuoklė, konkrečiai sakant, su Airlift sistema. Tai aš galiu keitalioti automobilio aukštį, kada tik noriu. Priparkuot galiu visiškai ant žemės, paguldyti mašiną. Tai va, tai jo, visai cool modas. Nežinau, kiek praktikos tame. Komfortas biški nukrenta, iš tikrųjų, nemeluosiu. Visada domino, nes nelabai tekę važiuoti su oru. Tai dabar yra antras automobilis, kurį testuoju ant oro. Tai not gonna lie, galima gyventi, nėra jin tokia per kieta ar kažkas. Bet komfortą tikrai prarandi. Nes tikrai pasidaro kietesnė ir labiau gal šokinėja negu standartinė važiuoklė. Pas mane, pavyzdžiui, yra komfortas, luxury linas, tiesiog paprasti amortizatoriai panašiai. Tai jinai važiuoja tiesiog standartiškai, minkščiau tikrai negu šita ir aišku aukščiau stovi. Tik tai kas mane nuliūdino su Airliftu, būtent, nežinau kaip su kitais. Tai kad aš tikrai galvau, kad jinai aukščiau pasikelia, nes aš vien dėl to norėjau orą dėtis, kad ne tik, kad nuleist mašiną ant žemės, bet ir pasikelti ją aukščiau negu ten, tarkim, standartas, ar bent jau į, truputį gal aukščiau negu standartas, kad pravažiuot bet kur galėčiau tada. Tai man čia oras labiausiai patiko, bet aišku, įmanoma, sąlyginai pamatuot reiktų, ant kiek aukščiau pasikelia. Tačiau kol kas pasirodė, kad ne ką aukščiau. Tai ir pradėjau svarstyti, ar tikrai aš pats savo norėčiau įsidėti. Tai čia iš tikrųjų yra gan daug rankų įdirbio, nes daugelį detalių neįmanoma nupirkti. Tokių kaip, nežinau, galinis M3 buferis. Jis yra gamintas iš dviejų. Tai tikros M-kės ir universalo, pjautas ten per pusę panašiai ir gimdyti. Tai žodžiu, čia rankelių pridėta šitai mašinai, tikrai pasistengia vyrukas. Pavyzdžiui, spoileris čia yra privilegija, čia pas mumis yra parduodamas spoileris šitam automobiliui. Tačiau, kad Lietuvoje jisai važinėtų yra privilegija, nes mes lietuviam neparduodam. Tai pykit, nepykit, sorry, keli žmonės sugadino tą reputaciją, kad nusipirko ir bandė kopijuoti, ar kažkokia tokia istorija buvo ten. Per daug aš nesigilinau, bet žinau, kad buvo toks įvykis. Tai tiesiog nebeparduodam lietuviam. Dėkokit tiem vyrukam. Eilinė diena ofise. Vėl mes esam Vilniaus garsiuosiuose kamščiuose. Tai kol smagiai lėtai riedam, pamėginkit atspėti, kokia rida šio automobilio. Ne, nepataikėt. Dar
manau vis tiek nepataikėt. 576 tūkstančių. Jo. Galiu pasakyti, kad daug vyrukas važinėja. Ir realiai nepasakysi. Tai man kyla klausimas tada, kiek yra Lietuvoje F-kių susukta rida. Nes mano irgi asmeninio, sąlyginai dideliau, 3.8, bet irgi viskas ten gerai atrodo, nu tipo, bet aš tai nesukęs esu. Tai tada įdomu, kaip pas kitas tik tai ten 240. Tai žodžiu, įdomu. Bet anyways, jo, čia yra toks vienas iš didesnių perliukų šitos mašinos, manau, iš techninės pusės, nes jinai visa aplamai yra labai agresyvi ir viskas čia padaryti. Tai, jo. Šiaip emocija važiuot man, nežinau, aš tik kaip namie jaučiuos, nes realiai viduje tai tik tai emkinis vairas ir čia karbono apdailos. Daugiau viskas realiai čia kaip pas mane. Tai aš jaučiuos kaip namie. Per daug nieko negaliu čia komentuoti, kad čia emocija kažkokia ar kažką, nes toks jausmas, kad aš dabar tiesiog važiuoju namo po darbo. Tai taip. Aišku, su šituo automobiliu konkrečiai, tai reikia truputį galvoti dėl automobilio aukščio, nes visgi, kad ir oras, bet norim atrodyti gražiai, tai mes biški žemiau pasistatę. O dar čia visi lipai, antslenkščiai, poslenkščiai, nu žodžiu, čia tiek visko pridėta, kad kuo pikčiau būtų, tai vardinti ir vardinti gali. Tie, kas esat vairavę dropintą automobilį, suprasit, kad visas duobės reikia spręsti vis kitaip. Vieną apvažiuoti reikia, į kitą reikia nerti, nes tiesiog, jeigu apvažiuosi kitaip, ten tas tenas gali būti. Nu, yra, ta prasme, tikrai suprasit, kas esat važiavę. Kas nesat važiavę, tai žinokit, čia telefą pamaigysi vairuodamas tik kamštyje arba jau kai būsi pripratęs. Jei tik pirmą kartą vairuosi žemintą automobilį ir pamaigyt pamėginsi. Kenties tavo buferiai ir slenkščiai ir dugnas ir ratai ir visą kitą. Tai va, toks va, kitoks dalykas su šiuo automobiliu. O daugiau tai čia visiškai tiesiog 4 cilindrai ir tiek. Nežinau, šiaip iš tikro, kas svarstot tokį įsigyti ir gal tuninguot, gal netuninguot, čia jau jūsų reikalas. Bet... O, Audi įleido. Malonės. Zenkųjų. Tai, žinokit, neprašausit, jeigu tvarkingą nusipirksit, nes labai daug kas priklausys, kaip jį buvo prižiūrėjęs praeitas savininkas. Jeigu ten laiku keitė tepalus, visą kitą, tai viskas good. Vat, o taip, reikia per gulinti kalnelį pravažinėti. Taip, vinguriuoti. Jo. Tai jo, kaip ir minėjau, jeigu buvo prižiūrėta ir laiku keisti tepalai ir visą kitą, tai viskas yra gučia. Bet jeigu buvo tik biški atmestinai ir neprižiūrėta, tai turėsit reikalų ilgam ir tikrai sakys, kad F modelis yra niekam tikęs. Man pasisekė, šitam žmogui irgi pasisekė. Yra juokingas dar vienas faktas su būtent šiuo automobiliu. Ar jūs tikit likimu? Ta prasme, nežinau, čia gal jo likimas iš tikrųjų. Nes kažkada senai pabandysiu surasti. Radau. Aš buvau drifto renginį su Norbertu. Ir ėjau per parkingą. Ir aš pamačiau tai. Nežinau, ar matosi. Ir aš ją nusifotkinau. Ir aš galvojau, kad jo, aš taip noriu savo pasidaryti F. Aš bandžiau, bet sudaužė man priekį ir teko vėl grįžti prie stoko. Laikinai galbūt. Gal dar ir pasidarysiu, who knows. Tačiau aš, taip sakant, aš nerašiau šitam žmogui, kad aš noriu pavairuoti. Taip gavosi, kad čia yra Tado draugo mašina. Ir aš dabar ją vairuoju. Crazy.
pasąmonė tokia užmanifestina. Tai mane tokie dažnai pasikartojantis reiškiniai verčia tikrai patikėti, kad ten manifestas ir likimas tikrai yra. Turiu prieš grubiai 4 metus foto šitos mašinos ir aš dabar net nesistengdamas važiuoju su jiem. Labai įdomu. Šiaip gražu, kalėdų laikotarpis. Gražu, lemputės, viską. Pasipuošęs Vilnius, pasistengė. Vėlgi, pirma duobė priminė komforto lygį. Nes čia būtent ne šį modelį, bet ką reiškia orinė važiuoklė. Tai kad jums gal lengviau būtų įsivaizduoti, kad į pigesnę pusę, sakykime, coiloveriais. Toks jausmas yra važiuoti. Jinai stovi ant kelio, bet įdomiai stovi ant kelio. O aplamai kaip F31 modelis, tai čia tiesiog yra tiek, kiek reikia kasdienai. 4 cilindrų dizelinis motoras yra labai ekonomiškas ir sąlyginai labai patikimas. Jį prižiūrint tikrai neturėsit jokių problemų. O dabar, kai kainos yra jų pakritusios, tai aš sakyčiau visai geras kasdienio automobilio variantas. Nes, nežinau, gal čia tik man šio modelio dizainas labai gerai, sakykime, pasenęs. Iš gerosios pusės. Jis realiai dar atrodo naujai. Aišku, galbūt vėlgi, kai Vilniui mes čia važinėjom, tai jų labai daug matom, tai tiesiog jau gal truputį atsibodus, bet šitą truputį atrefreshina tai biškį įdomumo duoda. Žmonės priverčia atsisukti. Aišku, nelabai stebiu, bet manau turėtų atsisukti. Kas supranta, tai turėtų atsisukti. Įsidėsi ir 3 bulvių maišus ir gale pasisodinsi 2 draugus ir prieki mergaitę savo. No problem. Įdomu, kiek dabar yra kilovatų po čipavimo. Nes nemeluosiu, noriu ir aš tiek, nes labai smagiai lekia. Nesakau, kad laužau. Man tiesiog reikėjo įsibėgėti keliose vietose ir aš paspaudęs gazą, pajutau, kad tikrai yra daugiau negu standartas. Tai labai įdomu, kiek čia reiks paklausti. Darysim, manau, ir pas mane. Tik dėl išmetimo, nežinau. Aš niekada nebuvau fanas dizelio išmetimo atjunint, ta prasme, nes vis tiek čia dizelis, jie beveik visi taip pat dirba. Tai man sąlyginai toks pointless dalykas, bet čia tik skonio reikalas. Man nepatinka, kai kriokia tas dizelis ir išvilpia švilpukai, tai aš gal savo nedaryčiau. Man yra įdomiau, o ar jūs patys tuninguojat automobilius? Nes aš kasdienių nelabai mėgėjas tuninguoti, nes kasdienis automobilis, jis turi tau tarnauti kaip darbinis arklys. Ir jeigu tu jį pradėsi per daug mylėti, tai kaip ir bus gaila, jeigu kur nors nubrauksi, pradėsi saugoti, ten to jau nebenorėsi įsimetęs pavežti, jisai vėl jau praras savo tą darbinę arklio funkciją. Tai kaip ir nemėgstu kasdienių savo automobilių tuninguoti. Nesakau, kad jų daug turėjau, bet niekada nesupratau to reikalo per daug. Norisi, bet supranti, kad gal geriau nereikia. Nes tada pradėsi tuninguoti, žiūrėk, ir reikia vėl kito automobilio. Vėl kitą nusipirksi, kuris vėl tau patinka, tu vėl jį mylėti pradėsi, vėl užsimanysi tuninguoti ir taip.
labai gražiai čia gavosi. BTS-as toksai. Tai tikiuosi jums patiko. Mašina tikrai įspūdingai atrodo, nemeluosiu. Ta prasme, standartinę stokinę mašiną nufilmuoti taip, naglai ne visada išeina. Iš tikrųjų. Nes, vis tiek, žiaurus partijai trikas yra, kad jinai nusileidžia ant žemės. Tai man labai patiko. Baisiai sušalau, bet buvo verta. Tai tikiuosi, kad ir jums taip patiko. Verčia susimastyti, kad lemba, aš gal irgi noriu patininguoti savo. Vėl dar sykį. Nežinau, jau kelintą sykį bandyčiau. Bet dabar gal jau pavyktų. Nes iš tikrųjų įspūdingai atrodo. Kad ir paprasta, kasdienė tokia, bet ne Ferrari, sakykim taip. Bet vis tiek, ta prasme, atkreipia dėmesį. Kaip jūs, parašykit komentaruose apačioj, ar tuninguojat savo mašiną? Ar turit kitą mašiną, ar kasdienę tuninguojat? Įdomu, iš tikrųjų. Jeigu ir tuninguojat, tai į Roadwise Instagramą atsiųskit nuotrauką. Pasižiūrėsim, padiskutuosim kaip kas. Gal padėsim kokią problemą išspręsti. Tai, nes norėtųsi tą community padaryti pas mumis. Kur supranta, kas yra gerai. Šiaip užknisa. Nemeluosiu. Jau buvau tikrai nusistatęs, kad nereik man tuninguoti savo universalą. Ir vat reik būtent pavažiuoti su tokiu. Blogai. Ką tai reiškia? Papildomas išlaidas. Kitiem metam gal kalėdų senis pasponsoriuos. Dar toks pastebėjimas, aš kai įlipau, tai kapotas. Kapotas labai duoda kitą jausmą vairuoti šitą mašiną, nes jisai, kai originalus yra, tai jis čiut matosi, bet visiškai kaip lenta lygus. Bet čia yra toks 3 išgaubimai. Tai taip įdomiai. Toks atrodo, kad, nežinau, ką po kapotu ten slipi. Taip įdomiai labai. Čia tas, kaip jisai. Oi, čia heitas dabar bus CSL. Neatsimenu, blemba. Tikrai neatsimenu, koks čia kapotas skaitas. Gal ir CSL. Tikiuosi, kad atspėjau, nes tikrai užkrito, nepamenu. Aš buvau pats savo nusipirkęs, aš blemba neatsimenu dabar. Oh well. Haters gonna hate. Skaters gonna skate. Tai va. Tokie automobiliai verčia vertinti labiau gal tuos paprastesnius modelius. Iš tikrųjų. Ypač dabar, kai mes sukamės tarp labiau egzotinių ir galingesnių automobilių. Tai šitas biškį atveria akis, kad gali būti ir paprastas daily labai geras ir smagus, iš tikrųjų. Nemeluosiu. Tadai, ruošk viską, užsakinėk dalis. Darom. Bus kontentas žmonėm ir bus toks pat bildas kieme. Reik padaryti. Fucking. Let's go. Tai ačiū iš tikrųjų, kad žiūrėjot. Nežinau. Jei patiko, spaudžiam like, jeigu nepatiko, spaudžiam dislike. Čia lengva matematika. Ką pasakiau blogai, komentuokit. Gal atrašysiu, jeigu nebūsit labai tenai įžeidus ar kažką. Žodžiu. Nesipykstam. Tai laikinam, dislaikinam, sharinam, komentuojam. Ir svarbiausia, subscribinam. Ir tikrai mamai, tėčiui, broliui parodom videkus. Ne būtent šitą, bet būtų labai super, kad padėtumėt. Labai stengiamės. Ačiū ir iki kito.